Подбирайте дельфили. Muštynės Rietavo turguje. Apžiūrėjau visus parduodamus daiktus, kurie mane domino. Na, galvoju, po turgaus einu pavalgysiu į vietelę, kur dažnai lankausi. Ir kilo muštynės. Bet apie šias muštynės papasakosiu video eigoje. O dabar pradėkime nuo pradžių. Na, tai eilinį kartą, kadangi mėgstu lankytis turguose, galvoju, važiuoju į Rietavą. Apsižiūrėsiu ir paieškosim mane dominančių dalykų susijusių su mano hobiais. Tai šiandien buvo ta viena iš dienų, kai atvažiavau į turgų, na ir pradėjau ieškoti įdomių dalykų. Tai šiandien papasakosiu apie savo įdomius pirkinius, tikrai neeilinių pirkinių turėjau, na ir parodysiu, kokių buvo prekių pačiame Rietavo turguje. Tai kam patinka mano kuriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, dabar važiuojam. Kokia kaina šitų? 40. Pradėjau neršti atvykęs į turgų, pradėjau aišku nuo tų daiktų, kurie man įdomiausi yra, tai audio aparatūra, tai buvo nemažai tokių senovinių magelių boombox stiliaus, kainos jų 20-40 eurų įvairios, bet tikrai kas kolekcionuojat, manau, įmanoma rasti įdomių. Po to žiūrėjau fototechniką, seną į kolekciją, visokius fotoaparatus, nes kaip matėt, praeitą mano video Panevėžio turguje filmavau, tai fotoaparatai matėt tokia ganėtinai aukšta kaina jau, kur mane domina seni antikvariniai. O šitame turguje, kas keiščiausiai, būtent tokį patį, berods, tokio pačio modelio kodaką radau, tai jo kaina tik 15 eurų, buvo net keletą vietų. Tai tikrai labai kainos, sakyčiau, pigesnės negu Panevėžio turgui. Aišku, Panevėžio turgui daug yra tokių rinktinių, geresnės kokybės, geriau išlaikytų daiktų. Tai kas ko ieško, bet turint mažiau pinigų, Rietavo tikrai turgus pigesnis yra. Buvo daug labai muzikos instrumentų ir 12-stygę gitarą mačiau akustinę ir paprastų gitarų, netgi vos nebuvau susigundęs nusipirkti, nes irgi seniau kažkiek mokinausi groti. Manau, kad kai užbaigsim šitą studiją įsirenginėti, reikės šitą svajonę įgyvendinti. Daug įvairių dalykėlių, o tokių apsistatymų, kas kolekcionuojat modeliukus, automobiliukus. Įvairių irgi buvo ir kolekcinių brangesnių, mačiau firmų, ir pigesnių tų modeliukų. Daug audio aparatūros ganėtinai buvo, aišku, kažko labai super fancy, ten kažkokių kolonėlių nepavyko užmatyti, bet tokių vidutinės klasės, kas ieškot, norit šiaip pasivairinti, kažką pasikeisti, nebrangaus, tai tikrai buvo tokių stiprintuvėlių, CD grotuvų, projektam įvairios audio aparatūros mačiau. Tai turgus patiko. Daug buvo komentarų prieš tai iš mano video, kad miršta tie turgai, nėra ką pirkti. Na, nežinau, vasaros vidury, kai užveža, jeigu pataikysi tų prekių, kad jie parsiveža naujų, tai tikrai įdomu yra. Ir tiek man projektam, kai aš moku remontuoti, tai tikrai man yra aukso vis dar kasyklos. Ir aš dabar netgi sakyčiau, kad yra geresnės kokybės daiktų negu seniau. Seniau būdavo tas etapas, kad labai daug šiukšlių būdavo. Ir buvo etapas, kad būdavo labai tikrai tokių daiktų, kad nei kažkur panaudosi, nei kažką padarysi iš jų. O dabar tokių galima rasti tikrai perliukų ir būtent aš šitus turgus važiuoju, ieškau tų įdomių daiktų. Tai dabar įdėsiu šiek tiek ištraukų, kai klausinėjau kainos daiktų ir rodau šitos daiktus, o po to parodysiu pirkinius, ką pavyko nupirkti, aptarsim, tikrai manau būsim įdomu, nes šį kartą turguje ieškojau ir dviračių žiūrinėjau, nes kaip žinia, kas mane stebit, žinot, kad užsiemus kalnų dviračiais, mėgstu senus, gerų komplektacijų dviračius, turiu ne vieną savo kolekcijų ir būtent irgi Rietavo turgui radau vieną egzempliorių, apie kurį vėliau jums papasakosiu. Radom kažkokį fotoaparatą į kolekciją. Galvoju, ir man jo reikia ar ne. 7 eurai kaina. Na, modelis nematytas. Kažkas įdomaus. Alfa patino padelis. Na, kolekcionieriai, pažiūrim, kokių modeliukų čia yra.
BM4. Kaip po 7 eurus. Porsche. Volkswagenas. Ką aš čia matau? Oskaro statulėlė. Gauna Oskarą šiandien. Kokia kaina kardu šito? Na, atsimena tikriausiai disketės. Na, dėžutės eisim pasiknisti dabar. Aparatas įdomesnis. Tiktų visai kolekcijai. Kokia kaina Kodak? Bro, pagaliau įsigysiu televizorių. Pagaliau įsigysim televizorių. Ir tai Panasonic. Apžiūrėkim. Knygų skyrių šiandien. Pasirinkimų tikrai nemažai. Apžiūrinėjau dviračius ir užmačiau, žiūrėkit kokį senovinį Skotą aukštos klasės. Na, įdomus tikrai egzempliorius į kolekciją būtų pasiimti. Kaip matot, ekstaras senasis. Gal susigundyti šiandien, pareinant pabaigoj. Atostogos artėja, ketinu leistis į ekspediciją nardymu. Tai kaip manot, tiktų šitas akvalangas? 410 eurų, na man papuošti tai įdomiai tikrai. Žiūrisi kaip eksponatas. Kiek krepšių kaina motociklo? 20. Žiūrėkit, kokią knygą radau. Velniai. Ši knyga Donaldui Trumpui. Apie šukuosenas. Katalogas. Gerai, išteks įtot. Na, draugai motociklistai. Čia skyrius, kur yra šalmų, rūbų motociklams, motociklistams, moteriškų ir vyriškų, striukių, batų, visko. Kiek tos kėdės? Na, einam prie muštinių istorijos, tai papasakosiu čia apie keletą dalių, epizodų, bet tikrai, manau, bus įdomu, nes tikrai esate tą pastebėję. Ir Panevėžyje, ir Šiauliuose, Pabaliuose, Turguj, Rietave, tikrai esat girdėję. Peiliai, 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 pigus peiliai. Galvoju, blemba, Panevėžio Turguj, kai buvau, galvoju, gal reiktų nufilmuoti kažką. Sumokėti tam žmogui, nepirkti peilių, užduoti juokingų kažkokių klausimų ir bus entertainmentas ir taip toliau. Spėkit, prieinus prie manęs, net nekviestas, sėdžiu automobilį jau su pirkiniais. Kaip šiandien tau, draugas, peiliai 180 eurų, žiūriu, kaina iš karto spausdinta. Bet šiandien parduosiu už pusę kainos. Sakau, nereikia man to peilių, sakau, nusifilmuojam video, užduosiu klausimų, duosiu 20 ar 10 eurų ir viskas bus gerai. Tai nesutiko ir, kaip sakant, teko praginti, tai čia Panevėžio dalis istorijos, o šiandien baigiau turgų, galvoju, jau nusipirkau pirkinių. Einam pavalgyti, tai turgu, aišku, buvau ne vienas ir žiūriu, muštinės prasidėjo.
Irgi žmogus prisėdo prie stalelio, užsisakė maisto ir prisikniso su tais peiliais, pradėjo siūlyti ten, jų lengvai neina atsikratyti ir prasidėjo muštynės. Tai tiesioginio žodžio prasme tikrai įvyko muštynės ir tą peilių pardavinėtoja atėmė tus peilius, šveitė tus peilius ir subinę suspardė ir taip toliau. Na, aš nežinau, ar to reikėjo, iš tikrųjų, parašykit jūs komentarą. Mano nuomonė, kad geriau nedaryti to, nes kiekvienas žmogus uždirba pinigus kaip sugeba, iš šalies stebėti, nežinau, ar buvo labai malonu, nes ateini pavalgyti, nori kažkaip tai sien ramiai pabūti, pabendrauti su žmonėm. Tai buvo tokia muštynių istorija ir pasidalinkit savo patirtim, turgų, juokingom istorijom, rimtom istorijom, esat nukentėję, apgauti kažkada. Gali tikrai pasidalinti komentaruose. Artėja mano atostogos, galvoju gal varyti į užsienio turgus, nežinau, mąstau apie Austrijos kryptį, gal Vokietiją. Tai duokit kažkokių minčių, jeigu turit. Tai mano turgaus pirkiniai buvo tokie įdomus šiandien. Fotoaparatai, dviratis. Tai dviratis tikrai nesitikėjau, Skotą nupirkau tą, kur matėt video. Apžvelgiam šiandienos pirkinius, tai pačiupau šito seną aukštos klasės Skotą. Na, kaip žinot, mėgstu senus dviračius, turiu nemažai kolekcijų ir esu turėjęs prieš tai. Aišku, ne visos dalys yra originalios, šiek tiek aprinktas. Na, bet, kaip matosi, XTR permeties galinis originalus. Dėl amortizatorius nežinau, reikės pasižiūrėti dar. Stabdžiai uždėti pigus naujesni jau. Šakė originali Fox. Tai įdomu bus turėti tokį žaisliuką savo kolekcijai. Mėgstu tuos senus aukštos klasės dviračius. Tai tikrai puikiai papildys mano kolekciją. Nekantrauju išvažiuoti pasivažinėti su šituo dviratuku. Ir labai senas, aišku, archaiškas, bet tokiam tikslui, kad pasivažinėti kažkur į miestą lengvai, gera ganėtinai komplektacija, ganėtinai gera būklė, aišku, dalių šiek tiek aprinkta, patys galit pažiūrėti jį ir porą fotoaparatų už gerą kainą, aišku, nupirkau, tai Kodaką ir nupirkau Polaroidą, pasidėsiu lentynėlę, gal kažkam padovanosiu. Tokie vat pirkiniai. Laukiu jūsų komentarų, susitiksim. Iki.